Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Jairo dukros ir Lozoriaus prikėlimas paankstino aišką žinią. Jėzus sugeba suteikti gyvybę, bet kam? Prie kryžiaus žmonės jį kritikavo, abejojo juo. Jei tu esi Kristus, nuženk nuo kryžiaus, tikėsime. Mums tie žodžiai Viešpatie dirgina, įžeidžia, nes viską norime išgyventi su tavimi. Bet tu Viešpatie išlipei žemyn, tai yra nužengiai į pragarus ir trečiąją dieną kėleisi iš numirusių, prisikėlei. Pats savo atidavei gyvybę, kurią mes žmonės per savo nuodėmes nuėmėme. Pats tu, Dievo sūnus, pats tu, Jėzus iš Nazareto, ne tavo reinkarnacija, pats tu, Marijos sūnus, Dvylikos apaštalų mokytojas, prisikėlei, įveikei mirtį, kad mes galėtume pasaulio laikų pabaigoje prisikelti kartu su tavimi. Kaip sakydavo vienas geras mano draugas kunigas, mes krikščionys esame tuščio kapo religijos atstovai. Aš dar nebuvau šventojoje žemėje Izraelyje, bet Jeruzalėje lankomas Jėzaus tuščias kapas. Ten bent trumpai galima melstis vietoje, kur mirusis Jėzus buvo palaidotas, vietoje, kur prisikėlė iš numirusių. O mes, krikščionys, tikime, kad tas tuščias kapas yra mirusio Dievo sūnaus, kuris tikrai prisikėlė, nes tikrai mirė. Bet jeigu jis mirė tikrai ir savo galia tikrai prisikėlė, o mes tikime jį, mes irgi jo galia būsime prikelti ir gyvensime amžinai su juo. Šiandien pildosi Dievo pažadas, apie kurį rašo šventasis Paulius savo laiške Filipiečiams. Jis, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo kaip visi žmonės, jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemę, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šloviai išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Jis yra viešpats, bet artimas viešpats. Su juo galime pakelti, išgyventi ir įveikti visus sunkumus. Su juo galime vaikščioti po miestą, eiti į kiną ar sportuoti, ar praleisti laiko su savo bičiuliais. Su juo galime dirbti, rūpintis ištvermingai ir švelniai savo močiutę ar tėčių, jeigu serga. O visą tai džiaugsmingai. Tavo Viešpatie geroji naujiena yra, kad Dievas tapo žmogumi, gimė ir gyveno tarp mūsų. Tavo Jėzau geroji naujiena yra, kad Dievas, tai yra tu, iš meilės atnešei patį Dievą į pasaulį ir jo veikimą, savo stebuklais, demonų išvarinėjimu ir žodžiais apie Dievo karalystę. Tavo mokytojau, geroji naujiena yra, kad iš meilės mums atidavei savo gyvybę už mūsų nuodėmes, kad mes nebeverktume, nebekentėtume, nebesistengtume beprasmiškai, bet su tikslu tave mylėti, paguosti ir kad padėtume kitiems eiti į dangų. Bet irgi, kad mes įsitikinę tavo pergalės gyventume džiaugsmingai ir taip
liudytume tavo pergalę už mirtį, už nuodėmę, už teismą. Didžiojo džiaugsmo dieną tave šloviname, Jėzau. Didžiosios pergalės dieną tau dėkojame, Jėzau. Didžiosios ramybės dieną kartu su tavo ir mūsų motina, visi krikščionys, džiaugsmingai švenčiame šį ir kiekvieną sekmadienį, šią ir kiekvieną šventę. Amen. Šiandien nėra daug žodžių diena. Šiandien yra didžiojo džiaugsmo diena, didžiosios pergalės diena, didžiosios ramybės diena. Švęskime, džiaukimės, liudykime savo džiaugsmą kitiems. Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu.